Auklė, rytoj neateikite, mes išvažiuojam pas senelius. Aš Ieva iš Mama ir Auklė ir papasakosiu, kaip daryti, jeigu pas jūs grafikas yra ganėtinai nestabilus, bet auklę turėti pakankamai ilgą laiką. Jeigu auklei sakote, kad rytoj neateitų dėl to, kad jūs patys susirgote, poryt neateitų dėl to, kad susirgo jūsų vyresnėlis, dar neateitų dėl to, kad jūs sugalvojate išvažiuoti į atostogas, auklės tikėtasis atlyginimas, kuris turėtų atitikti visą obuolį, gerokai sumažėja ir žmogus būna nebepatenkintas. Taigi, ką daryti, jeigu jūs žinote, kad jūs gana dažnai išvažiuojate pas senelius arba liekate namie, kai serga vyresnis vaikas ir tada tikrai nereikia 2 žmonių namuose. Tiesiog planuokite, kad jeigu jūs vidutiniškai per mėnesį 1 savaitę kažką kitą veikiate ir auklės jums nereikia, tarkite su auklė grafiką 3 savaitėms, kad jis žinotų, kad dažniausiai 4 savaitę ji bus laisva. Ir būtinai susitarkite bazę, tai yra pinigus, kuriuos auklė tikrai gaus, nesvarbu, kas nutiktų. Tada žmogus pas jūs dirbs stabiliai.